Reguliarus padangų tikrinimas yra būtinas tiek saugumui, tiek pinigų taupymui. Padangos gali būti pažeistos net to ir nepastebint, todėl svarbu žinoti apie dažniausius pažeidimus bei kaip juos atpažinti. Dažniausi padangų pažeidimai. Netolygus protektoriaus nusidėvėjimas atsiranda dėl riedėjimo jėgų, pakabos geometrijos ir vairavimo ypatumų. Dažniausiai pasitaiko ant nevarančiųjų ratų. Vienpusis dėvėjimasis dažniausiai atsiranda dėl ratų suvedimo problemų, smūgių į bordiūrus ar modifikuotos pakabos. Tai galima išspręsti atlikus ratų suvedimą. Centrinis nusidėvėjimas būdingas galingiems automobiliams dėl didelio sukimo momento, ypač staigiai greitėjant. Išsipūtimai padangos šone rodo vidinį pažeidimą. Dažniausiai atsiranda dėl stiprių smūgių į duobes, bordiūrus ar greičio kalnelius važiuojant per greitai. Tai pavojinga ir gali baigtis padangos sprogimu. Šoninės deformacijos. Kai kurios nedidelės šoninės bangelės gali būti natūrali padangos konstrukcijos dalis ir nėra pavojinga. Įpjovimai ir pradurimai. Įpjovimai atsiranda nuo aštrių objektų ar kelio šiukšlių. Pradurimai dažniausiai nuo vinių ar stiklo. Jei padanga nuolat leidžia orą, būtina ją patikrinti. Kaip išvengti padangų pažeidimų? Reguliariai keisk padangų rotacijas, kad jos dėvėtųsi tolygiai, venk agresyvaus vairavimo, ypač prastais keliais, važiuok lėtai per kliūtis ir stenkis jas įveikti statmenai. Periodiškai tikrink padangų būklę, ar nėra įpjovimų, išsipūtimų ar slėgio kritimo. Net nedidelis dėmesys padangoms gali stipriai padidinti tavo saugumą kelyje. Taigi mus rasi visoje Lietuvoje.